Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Batiriūtė. Šio vakaro pašnekovės istoriją būtų galima apibūdinti nuo baleto šokėjos iki NASA, marseigių kūrimo ir inžinierės darbo lazerinių sistemų kūrime. Simonos istorija, moterys, mokslininkės ir gebėjimas koncentruotis. Apie visą tai šiandien kalbame su fizikos mokslų daktare Simona Liukaityte. Labas, Simona. Labas. Pradėkime iš karto nuo tavo intriguojančios asmeninės istorijos. Kaip tuos balerinos puantus iškeitei į fizikos mokslus? Iš tikrųjų, paprastai keitimo būdu iškeičiau. Man kažkiek padėjo giminės istorija, iš tikrųjų dalykai nevyksta vakume. Tai mano močiutė jau buvo statybų inžinierė, mano mama baigusi taikomąją matematiką. Tai iš tikrųjų tas perėjimas į tiksliuosius mokslus man buvo natūralus, nes labai dažnai mergaitės yra nuo tikslių mokslų atbaidomos. O tai palauk, tai kaip čia buvo tas natūralus nuėjimas tada į baletą? Čia šitas tada skamba nenatūraliai. Į baletą aš nuėjau, kai man buvo 10 metų ir baletu buvau apsėsta savo noru, bet buvau apsėsta iki kokių 17-18 metų, tada, kai reikėjo rinktis ar eiti šokti į teatrą, ar tai paversti visiškai profesiją ir tada reiškia nieko nebestudijuoti, nes tai yra nelabai suderinamas dalykas, ar kažką studijuoti, aš pasirinkau studijas. Iš tikrųjų, nes man atrodė, kad nieko nebesimokyti ir leisti laiką tik tai šokant, aš nesuvokiau to kaip savo gyvenimą, man tai atrodė kaip labai keistas pasirinkimas. Ir aš nusprendžiau studijuoti tai, ką man patiko studijuoti mokykloje. Ir žinai, tu labai gerą momentą paminėjai, mergaitės labai dažnai būna atgrasomos nuo tokio, na kaip čia tas. Tu jau tada jautei šitą dalyką? Šitą dalyką aš jaučiau visada. Aš nežinau, kaip dabar mergaitėms yra, kurios yra pirmokės, antrokės, bet jau pradinėse klasėse labai dažnai jausdavosi, kad jeigu man patinka matematika ir fizika, man kaip mergaitai kažkas yra šiek tiek su manim netvarkoja. Tai nebūdavo taip, kad tu negali visiškai to daryti, bet visą laiką jausdavosi toksai tarp eilučių pasakymas, šiek tiek ir tai tęsiasi tai prasidėjo nuo mokyklos laikų, nuo pradinės ir tęsiasi turbūt iki mano magistro laikų. Tai tik tai magistrė aš nustojau girdėti tokias frazes, ką mergaitė veikia fizikoje. O kai buvo bakalauro studijos, kiek jūsų buvo moterų tame? Bakalauro studijose pas mus iš 200 studentų buvo 30 merginų. Fizikos fakultete. Gal žinai, kiek iš jų tiek pabaigė iš to? Nežinau, kiek tiksliai pabaigė, bet bent jau mano grupėje baigė daugiau merginų negu... Tapšime, didesnis procentas merginų baigė negu vaikinų, reiškia, merginų žymiai mažiau iškrito gale iki pat galo dajat. Tiesiog jau tai, kad norite daryti ir nuėjai šituo keliu. Kaip atsidūrei Prancūzijos kosmoso agentūroje? Iš tikrųjų, kelias į Prancūzijos kosmoso agentūrą jisai prasidėjo jau Lietuvoje ir tas... Vienas geriausių žingsnių, kuriuos aš padariau savo gyvenime, tai buvo įsilieti į Lietuvos lazeristų bendruomenę. Ir aš tai padariau įsidarbindama universiteto laboratorijoje, reiškia dirbant mokslinį darbą, kai buvau 3. kurse. Tai iš tikrųjų Lietuvos lazerių pasaulis yra didelis, jis yra progresyvus ir jisai yra absoliučiai globalaus lazerių pasaulio dalis. Pas mus yra apie 20 įmonių, kurios dirba susijusios su lazeriais. Ir yra daug laboratorijų, yra fizikos fakultetas, yra universitetas, kur dirba mokslininkai, kurie savo žiniomis, gebėjimais ir nudirbtais darbais yra pasaulinėje lygoje. Ir tada nukeliavai į Prancūzijos kosmoso agentūrą. Čia šiaip taip įvedant, tai yra labai panašu į NASA, ar ne visai? Tai yra prancūziška NASA, iš tikrųjų daug šalių, didelių šalių turi savo kosmoso agentūras, tai Prancūzija turi savo, Jungtinės Amerikos valstijos turi NASA. Tai aš iš tikrųjų pirmiausia išvažiavau Prancūziją, tenai pabaigiau doktorantūros studiją susijusią su lazeriais ir optika, tada jau šiek tiek mano doktorantūros studijų metu aš dar tyrinėjau filtrus, kurie naudojami palydovose ir mano darbo vadovas sako, tau tiktų dirbti su kosmoso industrija. Tai mano pirmas darbas po doktorantūros studijų ir buvo Prancūzijos kosmoso agentūra. Ir kaip ten buvo tos sąsajos su NASA? Nesakiau, iki NASA marsaeigio kūrimo ir žinau, kad tai kažkurį vieną iš tų instrumentų. Truputį įvesk į temą ir kaip tu jauteisi, kurdama tokį didžiulį dalyką? Tai iš tikrųjų marsaeigis... Perseverance marsaeigis jis yra pats ambicingiausias, pats brangiausias ir pats įspūdingiausias marsaeigis, kada nors sukurtas. Jisai turi 7 mokslinius instrumentus ir 2 inžinerinius. Tai vienas iš mokslinių instrumentų buvo pilnai gaminamas Prancūzijos kosmoso agentūroje. Tai kai aš darbinusi Prancūzijos kosmoso agentūrą, aš tiesiog aplikavau ir darbo skelbimą ir aš nežinau, prie kokio projekto aš dirbsiu. Kad dirbsiu prie jo, aš sužinau tik tai pirmą darbo dieną, bet aš suprantu, kaip reagavai atėjai?
normaliai, paprastai, šiaip aš suprantu, kad tai atrodo labai spūdingai, bet iš tikrųjų, jeigu tu dirbi laboratorijoje be langų kiekvieną dieną, tiesiog dirbi prie to pačio prietaiso 6 mėnesius, tai priemi kaip normą. Kažkaip nebedaro tau girdžių įspūdžio, ar ne? Ne, tuo metu man tikrai nepadarė įspūdžio, kad tai daro įspūdį, aš supratau tik tai... Kai žmonės pradėjo reaguoti. Taip, kai aš grįžau į Lietuvą ir aš tada parašiau savo Facebook'o puslapį, čia tas Marsaeigis pakilo dabar kaip tik link Marso, ties kuriuo aš dirbau ir man tada visi pradėjo skambinti, aš tik tada supratau iš tikrųjų. Nes ten daugybė žmonių, Prancūzijos kosmoso agentūrų yra 2500 darbuotojų ir jie visi dirba su kokiais nors kosmoso projektais. Vieni iš jų daugiau išreklamuoti, kiti mažiau. Tai daugiau, tarkim, būtų tas Marsaeigis, kurtas kartu su NASA. Man dar labai įdomu, kaip tu ten pati jauteisi, būdama ir, iš Lietuvos, iš svečios šalies, nebūdama prancūzė, ir kiek moterų mokslininkų sutikai ten? Aš jaučiausi, aš visą laiką, iki dabartinio darbo, aš visą laiką jausdavausi gana įdomiai, nes aš visą laiką, aš dabar pasakysiu angliškai, aš nebuvau one of them, nes aš ir atrodau kitaip negu vidutinis fizikas, inžinierius. Aš ir elgiuosi dažnai kitaip, iš tikrųjų, tai ir Prancūzija dar negana to, ašgi buvau lietuvė, tai tikrai, iš tikrųjų, šiaip pastate buvo 200 žmonių, aš buvau vienintelė ne prancūzė ir žinoma, kad aš būdavau tam tikrą prasme unikali, bet aš suprantu, kad aš privalau tai daryti, vien dėl to, kad tai taptų norma. Iš tikrųjų, tai prancūzių mokslininkių ir inžinierių aš sutikau panašiai tiek, kiek jų yra Lietuvoje. Iš tikrųjų, yra maždaug studenčių, yra apie 10-15%, kažkiek varijuoja nuo specializacijos, tai lygiai taip pat tenai, iš tikrųjų, yra palyginti mažai, tai vis dar yra, tam tikra prasme, dažnai tai vis dar yra egzotika, aš sakyčiau, tik tai įmonė, kurioje aš dirbu dabar, ta aplinka, kurioje aš dabar esu, jinai niekaip neduoda tau žinoti, kad tu esi unikali, kas yra gerai, nes žmonės pas mus yra pilnai vertinami pagal žinias ir savo įgūdžius ir tikrai Šviesos konversija pasižymi tuo, kad tu jautiesi tiesiog normali, kas ir yra siekiamybė, nes mums nereikia nei kažkokių papildomų privilegijų, nereikia man, kad kas nors duris atidarinėtų, aš tiesiog noriu gauti tą patį atlyginimą. Aš girdžiu, kad tai yra ten, kur tu dabar esi, bet kalbant apie apskritai situaciją moterų mokslininkų Lietuvoje, apie fizikos mokslus, kaip tu dabar tai matai, ar tai vis dar yra tas pats toks keistas, iškreiptas požiūris, kaip ir buvo, kai tu dar rinkaisi studijas, ar kažkas jau truputėlį keičiasi, kaip tavo akimis tai yra? Man atrodo, kad daug žmonių įgauna daugiau sąmoningumo, ypač aplink mane, nes iš tikrųjų šitom temam aš kalbu visą laiką ir mano kolegos visi žino, kad šitą temą aš galiu monologą padaryti ilgą. Aš nežinau, kaip jaučiasi dabartinės studentės, bet man atrodo, kad laikai šiek tiek keičiasi ir viskas gerėja į gerąją pusę, bet vis tiek vis dar yra reikalų. Šiaip tiksliųjų mokslų, technologijų srityje darbo vietų skaičius didėja 4 kartus greičiau negu kitose srityse, tarkim, lyginant su socialiniais arba humanitariniais mokslais. Tai yra akivaizdu, kad tai yra sritis, į kurią reikia eiti. Atlyginimai yra ženkliai didesni, tai jeigu mes norim turėti lygybę tarp moterų ir vyrų, kad moteris būtų finansiškai nepriklausomos, tai moterų turi būti, vien dėl to turi būti technologijų srityse. Dabar studenčių yra kažkur apie 1 iš 10 yra moterų studenčių, tai skaičius yra mažas ir jeigu paimti taip plikai nagrinėti Lietuvos mokslininkų, kalbant vien tik tai apie darbuotojų universitetuose, mokslo darbuotojų statistiką, jinai yra nuostabi, bet apgaulinga. Tai yra 50% Lietuvos mokslininkų yra moteris. Dabar kas yra blogai? Lietuvos mokslas yra blogai finansuojamas sritis, ten yra maži atlyginimai. Tai yra sritis, kurioje yra labai daug dalinių etatų. Jeigu dabar žiūrėti į vadovavimo pareigas, tai kuo aukščiau kyli, tuo mažėja ten moterų. Vilniaus universitetas turi 100-mečių istoriją, bet Vilniaus universitetas niekada neturėjo rektorės moters. Tai tarptų 50% mokslo moterų darbuotojų per tuos 100 metų neatsirado nei vienos, kuri sugebėtų vadovauti universitetui. Retorinis klausimas. Tikėkime, kad tai dar ateityje. Tikrai ir greitoje ateityje, kad tai bus. Taip, tai yra ateityje ir iš tikrųjų priežasčių, kodėl taip yra, jų yra labai daug ir jos yra sisteminės. Aš dažnai, kai apie tą temą kalbu, man dažnai sako, bet va, mes dabar čia tavęs nediskriminuojam ir mes moterų nediskriminuojam, mes jas norim priimti darbą ir iš tikrųjų mano įmonėje yra 28% moterų, kas yra daugiau negu studenčių tiksliuosiuose moksluose ir vadovių, iš visų vadovų yra 28%, kas yra labai daug. Tai reiškia, sąlygos mums yra lygiavertės ir mes galime eiti į priekį.
Bet darbas ir kai tu jau aplikuoji darbo poziciją, tai yra paskutinis žingsnis. Kas vyksta iki tol, tai iš tikrųjų, kad merginos yra ir mergaitės yra labai dažnai stereotipais stumiamos nuo tiksliųjų mokslų ir aš vis tiek šiek tiek kaip ir bandoma parodyti, kad čia nėra mergaitės vieta, tai nėra natūrali tavo vieta, trūksta modelių, tai yra moterų mokslininkų, kurios būtų matomos, inžinierių, kurios būtų reprezentuotų. Tai reiškia, kad paskatinimo nėra, yra tik tai paskatinimas to nedaryti. Tai, sakyčiau, dėl to taip ir atsitinka. Ir tas rezultatas, kuris gaunasi, nes labai dažnai sakoma, tai jeigu mes nediskriminuojam, nėra kažkokio aktyvaus veiksmo, kuris diskriminuotų merginas, tai bet jos neina. Jos neina todėl, kad visi tie stereotipai, kurie prasideda vaikystėje, netgi žiūrint animacinius filmukus, aš atsimenu, pas mus būdavo, mano vaikystėje buvo toks filmukas Dexterio laboratorija. Jisai buvo toks protingas berniukas su akiniais. Ir jis turėjo mergaitę, seserį, kuri bėgiojo su baleto bateliais ir jiem viską greudavo. Ir tarkim, tai kaip jinai buvo tenai reprezentuojama, tai nebuvo jos intelektas. Panašu, kad lygus su nepanašu, kad ne tik kad lygus, bet nepanašu, kad jo apraiškų apskritai būdavo stengiama parodyti tame animacinėme filmuke. Tai iš tikrųjų, kai tu visą tai darai ir mergaitėms gaunasi toks rezultatas, kad 13-14 metų mergaitės labai stipriai atsibaido nuo tiksliųjų mokslų ir ne tik, kad aplinka jų neskatina, bet jų pasitikėjimas savimi šitoje srityje labai stipriai krenta. Tai iš tikrųjų tas toksai stereotipinis, jisai veikia ir išorės, nes yra išorinės kliūtis, bet jisai lygiai taip pat veikia moteris ir mergaitės iš vidaus, jos tas kliūtis priema kaip savo kažkokią lyties duotybę, su kuo aš kategoriškai nesutinku. Ir tada tiesiog, kai tau taip kartoja visi aplinkui ir nuo mažens, tai galiausiai būna, kad ir patikė, kad tada gal ir čia tikrai tyrimai rodo, kad taip ir yra. Patikė. Simona, tu galėjai dirbti iš tikrųjų visoje Europoje. Kur tik nori, ten ne tik Europoje. Galėjai dirbti bet kur, bet grįžai dirbti būtent čia į lazerius, taip jau paprastai kalbant. Dėl ko nusprendei visgi grįžti ir kurti savo ateitį čia, Lietuvoje? Aš sakyčiau, mano migracija buvo netyčinė, aš išvažiavau tam, kad aš išmokčiau iš užsieniečių ir aš grįžčiau į Lietuvą, bet taip nutiko, kad likau užsienį 8 metus, bet niekada neturėjau tokio plano, niekada nepykau Lietuvos, aš kaip tik sakyčiau, aš laiką jausdavausi, kad aš netidaviau savo skolos Lietuvą, todėl kad aš baigiau mokslus, baigiau nemokamus, mokyklą, universitetą ir tada aš tiesiog išvažiavau. Tai yra žmogus, į kurį buvo daug investuota ir tada viso gero. Tai čia yra labai... Aš laiką kažkaip galvojau, kad man reikia kažkaip kompensuoti. Aš būdama užsienį visą laiką stengdavausi reklamuoti lietuviškas lazerinės įmonės ir kalbėti apie tai. Bet iš tikrųjų, kai gyveni užsienį ir kalbi su, sakykime, vidutiniu europiečiu, jo žinios apie Lietuvą yra labai skurdžios. Bet jeigu nuvažiuoji į konferenciją, į lazerių konferenciją, tai ne tik, kad žino, kur yra Lietuva, bet mes dažniausiai surasdavom bendrus pažįstamus. Tai iš tikrųjų ta Lietuvos lazerių bendruomenė, jinai yra pasaulinė. Mes esame Lietuvoje, bet savo produktais mes esame Japonijoje, Amerikoje ir absoliučiai visur aplinkui. Ir kokybė, ir savo reputacija. Tai iš tikrųjų aš grįžau dirbti į konkrečią įmonę, nes aš žinojau, kad čia aš turėsiu visas sąlygas ir čia yra žmonių, iš kurių aš galėsiu labai daug mokytis. Ir tikrai galim tuo labai pasidžiaugti ir didžiuotis būtent šitą industriją, ar ne? Taip, šitą industriją mes tikrai galime didžiuotis. Iš tikrųjų, tai įmonė, kurioje aš dabar dirbu, joje yra 600 darbuotojų, mes per metus įdarbinam apie 100 darbuotojų ir mes esame tarp top 5 ultra trumpų impulsų lazerių įmonių pasaulyje. Simona, tu esi sakiusi, kad apskritai Lietuvoje yra labai svarbu kurti aukštos pridėtinės vertės vietas, kurios dažniausiai yra susijusios su technologijomis ir dirbtinis intelektas, technologijos čia yra ateitis. Sakai, aukštos pridėtinės vertės pozicijos. Kokios tai yra pozicijos ir gal dabar jau pastebi, kokių darbuotojų jau dabar trūksta arba kad tikrai poreikis auga ir jisai augs? Aš sakyčiau, tai yra tokia darbo vieta, kurioje kuri produktą, kurį yra labai sunku nukopijuoti, pakeisti kitu. Tai iš tikrųjų lazeriai yra viena iš sričių ir dabar trūksta darbuotojų, tiksliųjų mokslų darbuotojų, inžinierių, elektronikos inžinierių, nes iš tikrųjų lazeris prietaisas, kurį kūrė ne tik tai fizikai, bet yra ir elektronikai, yra ir mechanikai. Ir prie mūsų iš tikrųjų, prie apskritai lazerių industrijos Lietuvoje prisideda įvairaus pobūdžio darbuotojų. Iš tikrųjų, vienas iš kelių tai yra baigti fizikos studijas, tada įsidarbinti inžinierių ir dirbti, tarkim, su
lazerinė lazerio dalimi, bet lazeris susideda iš daug visokių dalių, iš mechanikos komponentų, iš elektronikos komponentų ir nors tai skamba baugiai ir atrodo, kad tam reikia baigti specialias studijas, bet iš tikrųjų pas mus dirba ir teatro režisierių, ir biologų, pavyzdžiui, nes jeigu tu sugebė per mikroskopą žiūrėti ląstelę, reiškia, tu sugebėsi ir daryti lazerio tam tikrą dalį, kur reikia labai didelio kruopštumo ir atidumo. Tai iš tikrųjų gebėjimai, sakyčiau, yra svarbiausia du, tai yra gebėjimas mokytis. Tai yra suprasti, kad tu ne viską žinai, kad yra tam tikros procedūros, yra kolegos, kurie labai daug žino ir galime iš jų pasimokyti ir suprasti, kad tu gali ne viską tobulai daryti. Tai iš tikrųjų nuolatinis gebėjimas tobulėti ir kruopštumas. Tai yra atkreipti dėmesį į visokias mažas detalės, atsilaikyti, kai nesiseka 5 kartus iš eilės. Ir iš tikrųjų pas mus darbe yra vertinama, tarkim, norint įsidarbinti, yra ne tik studijos kažkokios konkrečios, bet ir, tarkim, žmogaus hobi. Jeigu žmogui patinka verti karoliukus, arba žaisti su Lego, arba susirinkti savo kompiuterį, tai šitas hobis jau gali padėti tau prisidėti prie Lietuvos lazerių industrijos. Žinok, man vis tiek skamba kažkaip labai neįtikėtinai, dėl to, kad industrija atrodo labai sudėtinga ir tu man sakai, kad, žinai, jeigu esi kruopštus, mėgai dar verti kokius karoliukus ar siuvinėti, tai jau šitą paminėk ir kad gebu mokytis ir valio, aš jau galiu kurti kažkokius lazerius. Kaip? Ne, čia nesąmonė, čia netikslėjai mokslai. Kažką tu čia meluoji. Kokių savybių reikia, kad galėtum tikrai dirbti aukštos vertės tose pozicijose? Bet čia yra visiška tiesa, todėl kad dabar lazeriai yra kuriami didžiulėje įmonėje ir terpėje, žmonių terpėje. Pas mus yra 100 darbuotojų, tai pas mus įmonė įkūrė iš tikrųjų 4 fizikai. Tai tuo metu tu turėjai būti tikrai visų galų meistras ir mokėti viską. Dabar tu ateini ir tu mokaisi iš žmonių, kurie jau žino, kaip tai daryti, tu panaudoji jų patirtį, tada kaupi savo ir tada tą savo patirtį ir savo gebėjimus, kurie ir atsiranda ir jie yra iš bendrai gyvenimo, tu naudoji mokant savo naujus kolegas. Tai iš tikrųjų čia yra visiška tiesa. Tu kaip fizikos mokslų daktarė stebi naujai ateinančius žmonės, ar ne, ir tos studentus. Ir kokias savybės pastebi, kad šiuolaikinis žmogus galbūt jam trūksta arba galbūt praranda? Ar nėra tokių, čia dabar viskas tik paprastėja ir gerėja? Aš sakyčiau, čia ne tik iš kitų žmonių stebėjimo, bet pirmas žmogus, kurį daugiausiai stebiu, tai esu aš. Tai mes dabar gyvename tokioje visuomenėje ir tokiu laiku, kai technologija su tavimi yra kiekvieną minutę, kas yra ir labai gerai, ir labai blogai. Tai iš tikrųjų mes dabar labai daug multitaskiname. Visą tą technologijų proveržį mes iš tikrųjų panaudojame ne poilsiui, bet dar labiau save apkraudami. Ir tarkim, multitaskinimas turi labai daug visokių neigiamų pasiekmių, tai keičia mūsų smegenų struktūrą, nes smegenys yra plastiškos, tai kaip ir raumenys, ką mes treniruojame, tai tą vietą ir stipriname. Jeigu mes labai daug multitaskiname, jeigu mes nedirbame, susikaupame, iš tikrųjų mes prarandame gebėjimą susikoncentruoti į vieną užduotį. Va čia ir yra tas gebėjimas koncentruotis ir ką pirmai taip juokiausi iš tų karoliukų vėrimo ir siuvinėjimo, ar ne, bet čia ir apie tai ir yra. Ir dabar labai dažnai yra sakoma, kad žmogus šiuolaikinis praranda tą gebėjimą koncentruotis, ar ne? Pritari tam? Taip iš tikrųjų yra, čia yra problema? Aš visiškai pritariu, tai nėra mano sritis, tai yra tiesiog mano pastebėjimas ir aš kažkiek to domėjausi, nes man tikrai pačiai to reikėjo ir vis dar reikia. Čia yra tiesiog, manau, kad šiuolaikiniam žmogui tai yra nuolatinė kova su savimi ir nesirinkti to, kas yra tuo metu lengviau, tai yra skrolinti telefoną, bet rinktis tai, kas yra tvariau. Tai iš tikrųjų yra tokia įdomi statistika, kad rūkymo piko metu Jungtinėse Amerikos valstijose rūkė 45% suaugusiųjų populiacijos. Dabar 97% sako, kad jie yra priklausomi nuo telefono. Tai jeigu mes žiūrėsime per tą prizmę, tai iš tikrųjų ta priklausomybė, multitaskinimas, ko pasiekoje mes negalime susikoncentruoti, tai yra visiška epidemija. Ir paaugliai JAV praleidžia su telefonu 9 valandas per dieną. Jeigu mes dabar pasakytume, kad mes nupirksime savo paauglių vaikui alkoholio ir jisai 9 valandas praleis tokioje keistoje būsenoje, visi susimtų iš galvų ir pradėtų kažką daryti, bet kai mes nuperkame vaikui telefoną ir jisai tada 9 valandas su juo sėdi per parą, reiškia tuo metu jis ne tik tai, ką jis ten žalingo ten daro, o žalingo yra labai daug, bet tai, ko jis tuo metu nedaro. Kai būna su telefonu 9 valandas, tai iš tikrųjų telefonas yra socialiai primtina priklausomybė ir to pasiekoje mes
socialiai priimame tai, kad žmogus nebegali ilgai susikoncentruoti ties vieną užduotimį ir efektyviai dirbti. Žinau, kad yra dėmesys, gali būti išblaškytas ir koncentruotas. Na, kas yra išblaškytas dėmesys, man atrodo, kiekvienas galim papasakoti iš savo patirties. Bet tas dėmesys sukoncentruotas, čia kalba eina apie tuos visus patarimus, kaip dirbti produktyviau, vienas darbas vienu metu, aplinka ir taip toliau. Ar vis tik yra kažkokia, nežinau, dar viena stebuklinga piliulė, nu tai kaip išlaikyti tą dėmesį? Aš sakyčiau, pirmas dalykas yra pripažinti, kaip tu dirbi ir ką tu darai, tai dabar dėja, bet tam irgi galima naudoti technologijas, yra appsai telefone, kur tu gali pasižiūrėti, kiek laiko tu su juo praleidi, ką tu konkrečiai su juo darai, ir yra appsai, kurie riboja tave tai daryti, tai yra, kurie, pavyzdžiui, išjungia kai kurias programėlės, kai tu naudoji jas ilgiau negu nusistatai savo. Pavyzdžiui, Facebook'ui aš skiriu 15 minučių per parą, tai reiškia, po to jisai tiesiog išsijungia ir aš nebegaliu prie jos prieiti. Tai, bet vis tiek, čia kaip būti sveikam, tai miegoti, sveikai valgyti ir judėti. Tai čia yra miegoti, sveikai valgyti, judėti irgi lygiai taip pat įeina į gebėjimą koncentruotis, nes tik tai būnant sveikame kūne mes galime tai daryti, tai iš tikrųjų palaikyti darbo, poilsio režimą, kaip mes galime tai treniruoti, kaip ir kokį nors kitą raumenį. Čia nebus kažkokio tai lengvo patarimo, tokio, kaip čia mūsų visuomenėje tokio populiaraus, kad tu čia nieko nedarant, staiga pradėsi gebėti. Ne, iš tikrųjų mes turime treniruotis, tiesiog nusistatyti savo, kad mes kažkurį laiką atliksime užduotį, tada mes ilsėsimės. Ir tas poilsis turi būti kokybiškas, tai neturi būti telefono scrollimas, bet tai pavyzdžiui, nueiti pasivaikščioti, pajudėti. Šiaip geriausia vaikščioti gamtoje, tenai, kur yra medžių, yra įrodyta tyrimais, kad tai yra žymiai efektyvesnis poilsis negu, tarkim, einant gatve, bet vis tiek, turime vis tiek... Parduotuvėje, ne, irgi? Mes vis tiek, man rodo, turime įvertinti savo gyvenimą. Jeigu mums tuo metu reikia nueiti į parduotuvę, tikrai geriau yra nueiti į parduotuvę, negu toliau sėdėti prie stalo ir scrollinti telefoną. Bet vis tiek mes turime tiesiog įvesti savo tą tokį darbo, poilsio režimą. Dabar kaip įvesti tą darbo režimą? Labai dažnai yra užduotis, kurios nemotyvuoja jų daryti. Tai sunkiausia yra pradėti, tai yra 2 minučių taisyklė, kad aš darysiu šitą užduotį 2 minutės ir dažniausiai žmogus daro ją ilgiau. Kita yra 2 sekundžių taisyklė. Tai yra, kai mes dirbame aplinkoje, kur yra pašalinami trukdžiai, tai yra tam, kad tu juos pasiektum, tau reikia dėti pastangų. Tai yra, pavyzdžiui, įdėti 2 sekundės, kad prieitum prie savo telefono, arba kad 2 sekundės tam, kad tu galėtum prieiti prie Facebook'o, nes tu išinstaliavai savo telefoną ir tau dabar per browserį jo reikia ieškoti. Tai lygiai taip pat gali turėti 2 sekundžių taisyklę veiklai, kurią tu nori užsimti. Pavyzdžiui, jeigu nori sportuoti, tai tu susidėk sporto krepšį iš vakaro ir pasidėk jį prie durų, tam, kad tau nereikėtų atsikėlus eiti ieškoti savo sporto drabužių. Tai čia lygiai taip pat su koncentracija. Tiesiog darbo režimas, sąmoningas darbo, kokybiško poilsio režimas ir po kiek laiko paversti tai savo rutiną, bet vis tiek save visą laiką sąmoningai stebėti, kaip mes darom, kaip mes dirbam, kaip mes gyvenam, nes aš manau, kad šita kova su technologijomis mums ji dabar bus jau visą laiką iš tikrųjų. Taip. Simona, o pakalbėkim dar apie nuobodulį. Daug kas jo nemėgsta ir atrodo jau nuobodžiauja, tai yra blogai. Bet nuobodulys yra smegenų poilsis, taip? Nuobodulys yra būsena, kurioje mes privalome praleisti kažkiek laiko tam, kad apskritai mes galėtume funkcionuoti kaip žmogiška būtybė. Anksčiau žmogus, kai dar mes gyvenome kaip medžiotojai rinkėjai, mes iš tikrųjų dirbame mažiau valandų per parą, įskaitant net ir, pavyzdžiui, naujagimių mamas. Jos turėdavo daug daugiau laisvalaikio, negu dabar turi apskritai žmogus, aš nekalbu apie moteris, kurios turi mažus vaikus. Tai iš tikrųjų nuobodulys yra būsena, kurioje privalo būti smegenys tam, kad mes pailsėtume, tam, kad mes galėtume vėl grįžti prie efektyvaus darbo, nes nuobodulio būsenos metu iš tikrųjų mums į smegenys ilgalaikę atmintį įsirašo ta informacija, kurią mes prieš tai išmokome. Atsiranda laiko savirefleksijai, čia visiškai kalbant apie emocinį gerbuvį, pamastyti apie save, kur esi, ko nori ir taip toliau. Atsiranda vietos iš tikrųjų smegenys, kadangi gamtoje tuščios vietos nebūna, smegenys pradeda ieškoti iš tikrųjų ką veikti ir suranda tam tikrų veiklų. Pavyzdžiui, kodėl duše mes kartais išsprendžiame problemas, todėl kad smegenys tuo metu ilsisi, bet tuo pačiu ir sprendžia sudėtingas problemas. Reiškia, nuobodulys sukuria erdvę iš esmės efektyviam mokymuisi ir gebėjimui toliau efektyviau dirbti. Jis yra privalomas. Tiesiog. Kad būtų tikrai dar aiškiau, tai kaip man susikurti tą smegenų nuobodulį? Tai yra nueiti, nežinau, į pievą, atsisėsti ir žiūrėti į kažkur ir tiesiog nieko neveikti, kad čia nebūtų taip, kad pasiėmiau telefoną ir žiūriu, kaip ir nieko neveikiu, tai nuobodžiauju. Žiūrėti telefoną yra labai daug ką veikti iš tikrųjų. Aš sakyčiau, nebūtinai reikia nueiti į pievą, gali eiti... gali žiūrėti pro langą, gali eiti link pievos. Dabar mieste gyvenant turbūt yra tam tikrų dalykų, kur mums nėra lengva pasiekti
jeigu yra įtempta dienotvarkė, bet tiesiog bandyti tą tokį atsipalaidavimo režimą, kai tu tuo metu ten kažką nepirki per savo telefoną, neskaitai ko nors įvesti į kasdienybę, tokiom sąlygom, kokiom tu gali. Aš sakyčiau, nereikia kelti kažkokių nerealistinių tikslų, kad aš kiekvieną dieną 2 valandas vaikščiosiu miške. Nu, man tai dabar būtų tiesiog neįmanomas dalykas. Aš tiesiog dabar darau tai, ką aš galiu. O pagal laiką, tarkim pagal minutės, kiek to nuobodulio būtų labai sveika mums tai bendroji sumoji sudėjus turėti per dieną? Na, tarkim, per darbo dieną, sakykime, 8 valandas. Per darbo dieną turbūt sunku pasakyti, bet apskritai žmogus gali sukaupti dėmesį, koncentruotis maždaug 45 minutės ir tada reikėtų 10-15 minučių poilsio, žiūrint, ką darai, bet labai svarbu ir mažiau multitaskinti, tarkim, plauti indus ir žiūrėti televiziją, tai jau smegenims yra multitaskinimas. Tai kartais tiesiog sumažinti trikdžių kiekį savo aplinkoje, kurį mes galime sumažinti. Ir leisti savo tiesiog panuobodžiauti, nes tai yra labai sveika. Taip. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Simona spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Office Dramų laidose. Iki.